Teofiliaus Matulionio neofreska ant Kaišiadorių gimnazijos sienos unikalus gatvės meno pavyzdys. Jos autorius gatvės menininkas Tadas Vincaitis palaimintąjį ar šventąjį ant pasaulietinio pastato sienos Lietuvoje atvaizdavo pirmą kartą. Aš esu iš tikrųjų iš grafiti subkultūros scenos atėjęs. Dažnai dirbu su aerozoliu, bet čia aerozolio priemonė buvo netinkama, tai tiesiog ta tradicinė sieninės tapybos, teptukas, dažas. Keletą ir pastabų gavau, kad čia negalima pašventinti, paišyti. Aš pagyvenus už tikrai, kol dirbom, buvo nepatenkinti. Nėra čia tradicinė freska, matosi, kad čia įtakota kažkokių post visokių ten grafiti, bet ta tokia sintezė, jinai padeda iškai tokių raiškos formų, turtingesnių paieškoti. Bet aš manau, po kažkiek laiko žmonės susitaiko, pripranta, kaip namą pastato, arba nugriauna kažką. Iš pradžių būna keista, bet paskui tu susigyveni, tai tampa tos vietos ar miesto ar erdvės dalimi. Ir tas rastras spaudos ar ne senovinės, kada iš tolo lyg tai fotovaizdą matai, prieini matai taškiukus, tai irgi tokia istorijos laikmetį galbūt irgi perteikia. Būkime šiuolaikiški. Arkivyskupas Matulionis 1937 metais taip ragino įrengti nuolatinės švenčiausiojo sakramento adoracijos vietą laikinojoje sostinėje. Tokios iniciatyvos Europoje tuo metu buvo padiktuotos laiko dvasios. Jo ta tremtis nepalaužė, tai čia yra pavyzdys visiems, kaip nepasiduoti ir kaip išlikti iškiliam, aukštam, inteligentiškam, doram. Tai padiktavo iš tikrųjų šitas momentas ir projekto turinį, nes jame aiškiai matyti du veidai, didelis ir mažas. Kompiuterinis neofreskos palaimintojo veidas vaizduojamas dviem planais, kaip vyskupijos ganytojas, reprezentacinė poza sėdintis vyskupo soste ir antras, raudoname fone, tarsi iš gelmės išnyrantis antrasis portretas, kuris mažesnis ir vaizduoja jį kaip kankinį. Nutarėme naudoti šitą nuotrauką, tokioj orioj pozicijoje, solidžią ir turim tokį rezultatą. Kiekvienas Europos didelis miestas didžiuojasi savo festivaliais, pakviestais garsiais vardais šitokio žanro. Man patinka, ką aš padariau, jaučiuosi realizacijos.